Kokie gražuoliai. Tai vieną kitą sudėkės. Lagūną. Mėlynoji. Ar reikia tos merginos vėlti? Ne, gali jų nenešti. Bet to čia pažiūrėk, kaip įdomiai, ne? Gavosi. Pirmas mūsų nevykęs degimas. Tikriausiai temperatūra per mažai buvo išlaikyta, per trumpai. Čia antrą kartą, kai degė, jau užsilydė, bet truputėlį glazūra vis tiek ne tokia, kokia jinai turėjo būti gavosi, bet visai gerai atrodo. Tokia truputėlį matinė, kaip akmens glazūra akmens būtų. Va, ne tokia skaidri. Čia pasibandėme efektukų visokiausių. Pažiūrėt, kas ten gaunasi. Su boco pliusiuku. Kai kur dėta, kai kur nedėta, visai gerai. Gavosi, šitie žiauriai geri. Atrodo. Su po glazūriniais dažais ir amako glazūra. Žiauriai gerai atrodo. Būtent tie, kur greveliai va nuo pirštų formavimo likę. Super atrodo. Skaniai labai. Čia lygiai ta pati glazūra. Truputėlį mažiau faktūros išlindusios ir kita atrodo spalva. Čiliukai truputėlį pabėgė, bet visai įdomiai žiūrisi. Ką čia Uršulė turi? Papasakok. Mėlynės, su mėlynės. Aišku, truputėlį galėjo būti ryškesnės mėlynės, pabėgo truputėlį spalva, bet skaniai atrodo. Ir prie mėlynių labai burbuliukai šitie geri. Nu, labai gražiai. Balta glazūra ir paskui viršaus uždėti truputėlį akmens glazūros. Super atrodo. Labai gerai. Du skanukai. Čia irgi gražu labai. Nu, labai gražu, labai skanus puodelis. Prie Maikės tinka. Labai gerai. Nu, šita tai fantastiška. Fantastiška glorija mūsų. Šitie vat Aha. Tau tie mylimiausia, ne? Man tai čia taip efektiškai, taip karališkai labai atrodo. Prie šito puodelio ir kaminėlis, prašom, va. Bandysim smilkaliuką rytoj. Dūmelis kaip gražiai varys per kaminuką. Šitą irgi labai gerai atrodo. Čia irgi akmens glazūra ir truputėlis kažkokios blizgios, turbūt baltos dėta. Labai geras efektas gaunasi. Nu, labai. Čia va irgi tas pats daryta. Čia biški dar geltona pamakaluota. Nu, žodžiu, pabandyta. Visko po truputėlį. Šitas truputėlį turi kažkokį tai va burbuliukas gal buvęs. Kažkas, bet nieko nesijaučia. Puikiai atrodo irgi. Visai neblogai. Šitas irgi fainas. Spalva kitokia. Visiškai kita prie šitą apšvietimą jo. Reikės dar dienos šviesoj, kada kokį nuotrauką pasidaryti. Štai irgi netrodys taip kaip dienos šviesoj. Panašiai. Nu, neblogai. Jo. Šitą labai skanu, nu taip skanu. Čia kava su pienu, aš nežinau, su grietinėlė, wow. Labai gerai. Šitas mūsų 2 kartus degtas buvo burbuliukų daug, dabar liko keli, bet jie tokie jau labai mažučiai.
Labai tokia tekanti glazūra, bet labai gražiai atrodo. Šitą viena iš Labai. gražiausių. Viena iš gražiausių, tokia labai blizgi. Čia truputėlį su baltu šita tokia- pabandyta, tai nu, irgi labai gerai atrodo. Ir čia va irgi panaši. Mėlyna, melsva su šita. Nu, truputėlį glazūros pagilėta, bet kaip pirmam kartui pabandymui visai gerai. Kas čia pas mus dar tokio? Buvo. Viskas čia turbūt. Viskas taip, kaminukas va šitas dar efektingai atrodo su raudonu viduriuku. Toks kontrastas labai geras spalvų. Tai va 4 kaminėliai, bus iš ko pasirinkti. 4 gražuoliukai. Nu, labai gražus. Šitas irgi gražus. Šitas fainas irgi. Man tai kažkaip labiau podeliai patinka, nei lėkštas kažkoks visokias. Nu, reikia ir podelių, reikia ir lėkščių. Bet podeliai man kažkaip labiau. Šitas dar irgi mėnuliukas. Gražiai irgi atrodo. Toksai fainuolis. Nu, gražu. Čia viskas gražu. Nu, va, kur dabar mes juos susidėti turėsim kažkur gražiai, ne? Ir vėl Gražiai į dėžutę. ant lentynos. Būtų Kad gerai būtų- lentynų. Tai Va, spintelė kažkokia, kaip būtų kaip paroda. paroda. Atvažiuotų kažkas ir nusipirktų.